Na, o jeigu nori, kad gerai stovėtų, tai šie produktai privalo būti tavo racione. Jeigu ankstesniam video kalbėjau, kas kenkia, tai dabar papasakosiu, kas padeda tavo tvirtai erekcijai. Pasidalink su draugu, būtinai paspausk sekti mane ir išsisaugok šį video, nes tai ateitie garantuoju tau padės. Taigi, tamsusis šokoladas, juodasis, kuo tamsesnis, kuo juodesnis, kuo daugiau procentų. Skatina kraujotaką ir padeda išsiskirti azoto oksidui. Tai svarbus erekcijos mediatorius. Toliau, graikiniai riešutai ir migdolai. Abudu turtingi omega-3 riebiosioms rūgštims ir argininu. Jie gerina kraujotaką ir palaiko hormonų balansą. Toliau, špinatai ir lapiniai kopūstai. Tai naudinga todėl, kad jie puikus magnio šaltinis, kuris padeda padidinti testosterono kiekį. Toliau, 4 vietoje, aš jau daug kartų kalbėjau, česnakas, nuostabus produktas, kuris gali sumažinti kraujo spaudimą ir gerina kraujotaką. Būtent tai yra labai svarbu erekcijos kokybei, o be to ten yra daug seleno. Kitas dalykas – avokadai. Daug riebių riebalų, vitaminas B ir E, šie puikus antioksidantai palaiko hormonų gamybą ir energiją. Lašiša ir kita riebi žuvis, apie tai visą laiką aš šnekėjau, kad omega-3 iš tikrųjų padeda pagerinti širdies veiklą, kraujotaką, granatai. Todėl, kad tai yra antioksidantai, mėlynės ir kiti tamsūs vaisiai, būtent tamsus, todėl, kad tai yra flavonoidai, kurie padeda palaikyti kraujagyslių sveikatą, kiaušiniai, baltymai ir vitaminas D, svarbus testosterono gamybai. Ir 10 vietoje tas mūsų afrodiziakas, taip vadinamas austris, todėl, kad tai vienas geriausių cinko šaltinių, kokių yra būtent naudingas testosterono sintezai, be jokios abejonės. Petražolės, daug kitų naudingų dalykų, bet šitas 10 yra topas, kas turėtų būti kasdien jūsų mityba. Įsisaugok, pasidalink, kilo klausimo, o galbūt reikia sudaryti pusryčio ar savaitės meniu, parašyk man, susitarsim.